Jei esate tėvas ar mama, kuriam šeima, kuriam vaikai yra vertybė, informuoju apie unikalią galimybę dar geriau pažinti savo vaikus. Charakterio identifikavimo metodika, fenotipologija įgalina dar geriau suprasti pagal išorinius genetinius ir įgytus požymius, koks yra jūsų vaikas. Pavyzdžiui, galbūt jis yra agresyvus ir jį reikia mokyti įjungti savo smegenis prieš imantis bet kokio tai instinktyviai agresyvaus veiksmo. O gal kaip tik jūsų vaikas yra labiau kiškutis, neagresyvus ir jį reikia išmokyti atstovėti savo poziciją ir išsireikalauti norimus rezultatus iš sociumo. Ar jūsų vaikas yra instinktyviai, komerciškai orientuotas ir dėl pelno parduos mamą, tėvą, senelį, močiutę, šalį, ar kaip tik jūsų vaikui pinigai visiškai yra nevertybė ir jam reikalinga speciali ugdymo strategija, kad sociume, finansuose jisai taptų sėkmingu. Ar jūsų vaikas per provokacijas linkęs kelt konfliktus ir ką su tuo daryti? Ar jūsų vaiko nervinė sistema stipri? Ar kaip tik jis yra jautruolis ir dažnai psichuoja ir kokias terapinės priemonės naudoti, kad jam padėti būti ramioje būsenoje? Ar jūsų vaikas yra be galo pastabus, kaip šnipas, nuo jo nieko nepaslėpsi, nei kalėdinių, nei gimtadienio dovanų, o galbūt jūsų vaikas yra profesionalus manipuliatorius, kuris vieną galvoja, kitą šneka ir nuolat jums meluoja? Gal jūsų vaikas turi polinkį į nelegalias, taip vadinamas kriminalinės veiklas ir kaip iš negatyvo padaryti pozityvą, kad būtų naudos jam ilgainiui, jūsų šeimai ir sociumui. Kuo jūsų vaikui profesiškai tikrai neužsiimti, net jeigu jums kaip tėvams tai atrodo racionalu, perspektyvu, lyg tai komerciškai naudinga, ir visgi kuo jūsų vaikui užsiimti profesiškai, kad ta veikla tiktų, patiktų ir būtų komerciškai sėkminga. Ar jūsų vaikas turi išreikštų darbingumo savybių, ar kaip tik yra talentingas tinginys ir taip vadinamas chaliavšikas veltėdis? Gal jūsų vaiko seksualumo parametrai jau antiek stiprus, kad reikia žinoti saugumo priemonės, kad netapti per anksti močiute ar seneliu? Ar jūsų vaikas yra liberalas, individualistas, vertinantis asmeninę saviraišką, ar kaip tik yra komandos ir sociumo žmogus? Ir kaip sustiprinti, o neįdiegti priešingą, nenatūralų elgesio modelį primestą sociumo? Ar jūsų vaikas yra linkęs rizikuoti, peržengti saugumo ribas ir yra priklausomas nuo ekstremalių pojūčių ir nuo adrenalino? Apie tai ir daug daugiau galite sužinoti mano kolegų, fenotipologijos bendraautorių Marko Lučino ir Nelė Orlovskaja konsultacijose vaikams. Taip pat yra unikali galimybė sužinoti 5 savo vaiko charakterio savybes nemokamai, parašius man asmeninę žinutę elektroniniu paštu arba per socialinius tinklus su tekstu "Perskaityk mano vaiko charakterį" ir jeigu pridėsite savo vaiko ar savo vaikų nuotraukas, aš atsakysiu per savaitę.